10 skyrius. Koks šiandien oras? Šiandien šalta, šalčiau negu vakar. Šiandien lyja ir rytoj lis. Rytoj Lietuvoje bus vėsu, 15 laipsnių šilumos. Pūs šiaurės vėjas. Žiemą Lietuvoje šalta. Reikia šiltos striukės, šaliko, pirštinių, kepurės ir šiltų batų. Šita balta kepurė šiltesnė negu ta pilka. Šitos baltos pirštinės šiltesnės negu tos pilkos. Parodykite man tą baltą kepurę ir tas baltas pirštines. Penkiasdešimt aštunta pamoka. Tik mūsų vienintelis ir nepakartojamas kabaretas tarp girnų atliko jums trumpą savos kūrybos kūrinėlį. Visur gerai, o Lietuvoj geriausia! Labas. Labas, Kaip jautiesi? man jau daug geriau. Norėčiau išeiti į lauką. Koks šiandien oras? Šiandien šalta, labai šaltas vėjas. Ar turi temperatūros? Kiek temperatūros? 37,2. Nesikelk, tau negalima vaikščioti. O kaip tau sekasi? Kaip egzaminas? Neblogai, geriau sekėsi praktinė dalis, o teorija truputį sunkiau. Čia tavo obuoliai, sultys, o čia konspektai. Ačiū. Norėčiau pasiruošti ir greičiau išlaikyti egzaminą. Tik nesijaudink. Sveikata svarbiausia. Penkiasdešimt devinta pamoka. Mes tampam jaukesni, mes tampam šiltesni ir su kitais mieliau savim dalinamės. Pro rytmečio vartus išeinam aukštesni, o kelio vingiuose aukštų svajonių žymės. Sausis, vasaris, kovas, balandis, gegužė, birželis, liepa, rugpjūtis, rugsėjis, spalis, lapkritis, gruodis. Pavasaris. Pavasaris Lietuvoje ir gražiausias ir neramiausias metų laikas. Niekada neaišku, kaip rengtis. Rytą šviečia saulė, o po pietų lyja ir pučia šaltas vėjas. Pavasarį žmonės dažnai serga. Kovas pirmas pavasario mėnuo. Lietuvoje kova šalta, kartais beveik kaip žiema. Balandį šilčiau. Saulė kasdien šildo vis karščiau ir karščiau. Medžiai žali, žolė žalia. Gegužė yra gražiausias pavasario mėnuo. Daug saulės, viskas žaliuoja ir žydi. Dienos vis ilgesnės, o naktys vis trumpesnės. Pavasarį studentai laukia vasaros atostogų. Jie greitai važiuos namo. 60 pamoka. Ruduo Lietuvoje. Ruduo Lietuvoje spalvingiausias metų laikas. Gražu miške ir sode, alėjose ir parkuose, medžių lapai geltoni, raudoni, oranžiniai. Rugsėjį prasideda naujieji mokslo metai. Moksleiviai grįžta į mokyklas, o studentai į universitetus. Rugsėjį daug šiltų, saulėtų dienų. Spalį šalčiau, saulė šviečia vis silpniau. Naktį kartais šąla. Išskrenda paukščiai, krinta lapai. Lapkritį oras dar šaltesnis. Dažnai lyja lietus
ir pučia šaltas vėjas. Vidutinė lapkričio temperatūra yra 6 laipsniai šilumos, bet būna ir šalčiau. Štai 1998 metų lapkritį buvo 23 laipsniai šalčio. Rudenį Lietuvoje reikia šiltos striukės arba šilto palto, šiltų batų, kepurės, šaliko, pirštinių ir žinoma skėčio. Rudenį šalta, reikia palto. Šiandien šalta, reikia rudeninio palto. Šiandien labai šalta, Reikia šilto palto. Vyras su žmona užeina į parduotuvę. Parodykite man mėlyną kaklaraištį, prašo vyriškis. Ne, įsikiša žmona, mėlyno nepirk, ta spalva tau netinka. Gerai, tada duokite man štai tą raudoną. Ne, jokių būdų nepirk raudono, tai siaubingai vulgaru. Na, tai duokite žalią. 61 pamoka. Bus lietus, knyga sapne, atsibus, žalias gražus. O vakare bus lietus, knyga sapne, atsibus, žalias gražus. O vakare Jei žinotum tu, jei žinotum, kaip trūksta man tavęs, ir tik lašai lietaus, ir tik lietaus lašai, gal jie tau viską pasakys. Paklausyk, kaip lyja lietus, paklausyk, kaip lyja lietus, paklausyk. Tarara, 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 tarara. Tarara, 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 tarara. Einu per patį šaltį, visi man siūlo kailinius, bet aš kaip medis keistas ir suprastas tik medžių. Na ir keisti tie medžiai rudenį, na ir keisti tie medžiai rudenį, na ir keisti tie medžiai rudenį ima ir nusirengia. Na ir keisti tie medžiai rudenį, na ir keisti tie medžiai rudenį, na ir keisti tie medžiai rudenį ima ir nusirengia. Klausai manęs, kiek žmonių sutikau, ar daug draugų suradau. Tu vėjo paklausk, tau vėjas atsakys, tik jis mano draugė atsakys. Tu vėjo paklausk, tau vėjas atsakys, tik jis mano draugė atsakys. Tu vėjo paklausk, tau vėjas